Turbūt girdėjote posakį, kad jūs esate tą, ką jūs valgot, ką jūs žiūrit, ką skaitot. Ir iš tikrųjų tai yra tiesa, nes tą, ką žmonės, nešnekėsiu apie maistą, bet apie tai, ką jisai mato, žiūri ir skaito. Tai ir formuoja žmogaus vertybės, požiūrį ir pasaulėžiūrą. Nes jeigu aš, kaip pavyzdys, gyvenu ir žiūriu tik tai kažkokius nusikaltimus, žaidžiu žaidimus, ten šaudyt, gaudyt, lenktyniaut ir aš mažai sąveikauju su gyvų pasauliu, nes aš pastoviu atidirbau ten kažką, grįžtu namo ir įsijungiu televizorių, būtent tą smurtą žiūrėti, arba žaidžiu smurtinius tokius žaidimus. Ir tai yra mano realybė. Ir tada apie kokį džiaugsmą arba ten ramybę aš galiu galvot. Ir pasižiūrėkite dabar, kokios yra laidos, ką rodoma. Tikrai nerodo, kokie žmonės yra laimingi, kaip ten yra ramu viskas, o rodo, kur viskas. Smurtas, karas, blogis, avarijos, žmogžudystės, savižudybės, išdavystės, kokie serialai, kokie šou, kad būtų būtent šou. Nes žmogus jau dabar, retas žmogus gali gyventi be šito šou. Ir žiūri, nes ten yra emocijų. Tai lygiai tas pats TikTokai, lygiai tas pats video visokie YouTube'ai, aplamai soctinklai, ką jūs žiūrit. Ar ten, kur kažkas kažką išdavė, ar kažkas nuskriaudė, ar kažką apgavo, būtent ką jūs stebit ir kas jums yra įdomu, tai pradėkit gaudyti save, ką jūs žiūrit. Ir būtent tai ir formuoja, nes jeigu jūs matote tenai ir jums iš to kyla daug emocijų, daug pykčių, daug visokių pamastymų, pokalbių, ir jums tada bus neįdomu ten, kur yra paprasta, kur yra laiminga, kur vaikai gražiai žaidžia, arba kur vyras su žmona eina tiesiog pasivaikščioti už rankų susikibę. Jums ten bus neįdomu, nes ten nebus tų emocijų, ten nebus to šou. Ir žmonės, aš pati augau iš tikrųjų paauglystėj žiūrėdama serialus kokius. Tai kažkiek Santa Barbara, tų meksikietiškų tokių, tada ten irgi šaudyt, gaudyt. Ir iš tikrųjų koks gyvenimas, nes jeigu aš turėjau draugų ir ten gražiai, tyliai savo gyvenom, taigi man buvo neįdomu, nes taigi reikia šou, reikia kažkokių tokių situacijų, kur kad mano emocijos būtų, kad arba aš supykčiau, arba aš kad būčiau laiminga. Ir tikrai mano pačios gyvenimas buvo panašus į tokį meksikietišką serialą. Bet kai aš pradėjau dirbti su savim, aš supratau, kad tikrai taip nenoriu ir tai nėra normalu, nes tai labai eikvoja, nes aš šiandien labai euforija, laiminga, o tada aš griūnu labai skaudžiai ir ten viskas, ten yra tragedija, aš nenoriu gyventi, viskas yra blogai. Ir vėl tada taip, aukštai, žemai. Ir tų tokių ramių, lygių momentų buvo, bet jų buvo per mažai, nes tiesiog aš nesijaučiau gyva. Ir tada žiūrėjau tokius, skaičiau visokius romanus, detektyvus, kur yra irgi išdavystės, kur yra pykčiai, barniai ir dar visokie dalykai. Ir turbūt dabar jau kokie 8 metai, kai kartais pasižiūriu filmą, bet filmus daugiau pagal realius įvykius, o tų tokių šou visokių man net neįdomu. Nes mano gyvenimas tiek įdomus, aš tiek noriu sužinoti, aš tiek noriu paskaityti, aš tiek knygų turiu, kurios tiesiog laukia, kada aš paimsiu. Aš tiek noriu kažką padaryti, aš noriu pilnavertiškai su vaiku praleisti laiką, kartu su juo žaisti, kartu filmuką pasižiūrėti, pasijuokti, kartu pašnekėti, kartu nueiti pažvejoti, kartu nueiti į mišką, į pievą tiesiog. Nes man taip įdomu ir žinot, va toj ramybėj, kur nėra tų emocijų tokių šokinėjimo,
tai aš supratau tą posakį, kad laimė mėgsta tylą. Nes būtent ta tyla, kad tu nenori net pasakot visam pasauliu, vau, žiūrėkit, aš esu laiminga, aš esu sėkminga ir man viskas pasisekė ir visi mano nori išsipildyti. Ne, tiesiog nesinori. Man taip vienodai, ką apie mane galvoja, nes aš žinau, kad galvos visaip. Man taip svarbu, ką galvoja ir kokį ryšį aš turiu su tais, su kuriais gyvenu, su mama, kol dar gyva, su tėčiu, kol dar gyvas, su giminėm, kol dar yra galimybės, su vaiku, su vyru. Tai man taip svarbu būtent va šitie santykiai, kad man vienodai tenai ir būtent, kad ne emocijom gyvent, o pojūčiu, kad vau, tiesiog vau. Tiesiog aš kvėpuoju ir vau. Ir aš mėgaujuos būtent tą akimirką, nes tą akimirką tada man nereikia galvoti, kas bus rytoj, man nereikia jausti kalties jausmo ar ten kažką nuoskaudas, kas buvo praeiti. Taip, ten tikrai daug buvo, bet aš pradirbu. Ir kartais būna, nerimauju dėl ateities, bet tada pagalvoju, o gerai, ką aš galiu padaryti ir padarau tam, kad dingtų tas nerimas. Bet aš neužstringu nei ateitiniai praeiti ir mano ta akimirka, vat kai sako budistai, Dalai Lama, tie visokie šventieji, kad būtent gyvent čia ir dabar ir gyvent sąmoningai. Tai ir yra, kad ta akimirka jinai atrodo tokia didelė, tokia pilna ir tokia įvairi, nes šiuo metu aš tiesiog gyvenu, aš jaučiu tą gyvenimą. Nes aš esu būtent čia ir dabar, o ne ten ir ne kitur. Ir aš tikrai atrenku, ką žiūrėt, atrenku, ką skaityt. Aš nebeskaitau bestsellerių, aš nebežiūriu Delfį, nebežiūriu šou kažkokių. Ir ilgą laiką net buvom be televizorius, dabar yra tiesiog tam, kad filmukus pasižiūrėt, kad kažkokias laidas įdomias pasižiūrėt. Ir iš tikrųjų, ir būtent kai jūs pasirenkat kažką, ką jūs galit ne šiaip pasižiūrėti, perskaityti, o būtent ką dar galit iš ten paimti kažkokios naudos ir praleisti per save. Ir tada, vau, aš įnešiau kažkokią naujovę į savo gyvenimą, nes aš perskaičiau kažką ir aš įtraukiau į savo gyvenimą, nes mes pasižiūrėjom ir kažkokį filmuką ir mes dabar žinom, kaip galima kitaip pažaisti, kaip galima sugalvoti kažkokią kelionę. Ir būtent va tas, kad ką mes paimam iš tenai, ką pasižiūrim ir galim paimti savo gyvenimą ir sukurti tą vat pilnatvę. Taip, čia yra ir skausmo, ir susierzinimo, ir nuovargio, ir pykčio tikrai yra, bet neužsibūnam. Jeigu kažkas yra, tai iškart net jauti, nes tu esi čia ir dabar ir tu jauti net tos kiekvieną kažkokią nuotaikų kaitą, tu jauti artimiausio tavo žmogaus, kuris gyvena šalia tavęs. Tu pradedi jausti ir tu pradedi komunikuoti. Būtent ne, ką tu čia vėl pyksti, ką tu čia vėl susierzini, oi, atšok su savo norais, su savo kažkokiais ten žaidimais ar dar kažką. Ne, tu matai kiekvieną žmogų, tu jauti jį. Ir tai ir yra būtent gyvenimas čia ir dabar. Ir todėl jūs pasižiūrėkit, ką jūs žiūrit, ką jūs skaitot, nes jūsų gyvenimas bus panašus į visą tą, nes jūs viską, ką jūs žiūrit ir skaitot, jūs įleidžiate savo gyvenimą ir jūs patys renkatės, ką jūs leidžiat įleisti savo gyvenimą, o kam ne. Ir būtent stebėt, kodėl man tai įdomu, o kodėl aš šitą įleidžiu, o kodėl man kilo dabar tokia mintis. Nes tą, ką jūs matot, jūs apie šitą galvosit ir jūsų mintis pastoviai rutuliuosis, o jie ten rutuliuosi apie negatyvą. Ir iš tikrųjų gyvenime bus to negatyvo, bet net tarp negatyvo galima surasti kažką pozityvaus. Ir būtent iš bet kokių problemų kažką atrasti tokio pozityvaus ir naudingo, tai yra tos jūsų būtent dvasios stiprumas. Nes jūs tikrai esat siela, Dievas nuleido į jūs, kaip ten, nežinau kaip teisingai, bet dvasia nusileido. Tai būtent jūsų tas ryšys ir yra tas dvasinis ryšys su Dievu ir jisai yra stiprus, nes jūs jį girdite, jūs žinot, ko norit. Ir jūs neleisit bet kam leist ateiti į jūsų gyvenimą.
ir galit net pradėt vest net dienoraštį, minčių dienoraštį, kad atsekti, nes žmogus net neatseka, ką jisai galvoja, o jisai galvoja, kad galvoja. Pradėkit, pavyzdžiui, net kartą, tai sunkus darbas, bet mažinkit laiką, nežinau, didinkit kartą į kas valandą užrašykit savo mintis, apie ką aš galvoju. Aš galvoju, kad kaip blogai tenai gyvena visas pasaulis, kaip man nesiseka. Rašykit ir pradėkit būtent gaudyti. Tai čia žinot, kas lankė meditacijas, kad sėdėt ir galvojat, kad nieko negalvojat ir gaudot savo mintis. O tada jūs matot, kad ten yra sriuba, ten yra, kaip sakoma, maišalinė visa. Jūsų minčių jūs net neatsekat tų minčių. Ir tai yra tas darbas, kad tos mintis nesu aš, jos yra tenai, o aš esu čia. Bet jūs jas leidžiat va čia vat būt. Ir jos gyvena, jūs gyvenat juose, tose mintise, arba mintis gyvena jumise. Ir būtent ta technika, kad minčių dienoraštis kas valandą ir, nežinau, savaitę, tai minimaliai, jūs užrašo taip. Dabar aš tikrai prisimenu, kad galvoju apie šitą. Ir jūs pastebėsit, kad jos bus labiau neigiamos. Nes neigiamai galvot nereikia jokių pastangų dėti. Blogam žmogui nereikia dėti pastangų. Su visokiam replikom, komentarais nereikia, nes kiekvienas moka tą dalyką daryti. O jūs pabandykit motyvuot kitą, komplimentą parašyti arba pasakyti. Pabandykit save pagirti kitą, pabandykit sukurti gražią, teigiamą mintį. Čia yra darbas ir ten reikia daug pastangų, nes televizorius nerodo tokių dalykų. Knygos, tikrai bestsellerį nėra tokių knygų, arba viena kita, tik tai kur yra teigiama, kad jinai jūs pakilės, nes ten yra tokios, visko ten yra. Tų emocijų, ten audra emocijų. O jos tikrai nėra į naudą jums. Ir pabandykit būtent atsekti savo mintis ir keiskit. O kodėl aš galvoju apie šitą? O ko man reikia atsisakyti savo gyvenime, kad aš pakeičiau savo mintį? Nes tą, ką aš matau, tą po to rutulioja. Ir labai gerai matosi, pavyzdžiui, pagal vaikus. Nes maži vaikai, jie ką pasižiūri, jie per naktį tą praleidžia per save. Jeigu jie žiūri visokius ten monstrus, dar kažką, kiek vaikų pradeda bijoti, kiek vaikų pradeda rėkti, verkti per miegą. Ir iš tikrųjų, nes tos mintis veikia ir naktį atrodo, kad mes miegam, nieko negalvojam, mūsų mintis ten sukasi, nes mūsų protas perdirbinėja viską, ką mes gavom per dieną. Ir nuo jūsų priklauso, ką jūs įleidžiate į savo gyvenimą, į savo būtent galvą, o iš galvos į savo gyvenimą. Tai iš tikrųjų naudokitės tą techniką būtent minčių dienoraštis ir fiksuokit savo mintis. Jeigu jūs matot, kad ten yra daug teigiamų, tai žinokit, pagalvokit, kad reikia kažką su to daryti, nes nuo to priklausys jūsų gyvenimo kokybė.